Šešėlinės ekonomikos temą tęsia kolega Virginijus Savokynas, studijoje Laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas. Sveiki, gyvi. Dėkoju, kad jūs atvykote į mūsų studiją ir pradėti mūsų pokalbį norėčiau nuo to. Štai jūs pristatėte šiandien studiją, kurioje teigiate, kad šešėlinė ekonomika Lietuvoje siekia 26% nuo bendro vidaus produkto. Tai daug ar mažai? Tai yra tikrai daug. Tai yra daugiau negu ES vidurkis. Vienintelis paguodžiantis veiksnys 20%. Vienintelis paguodžiantis veiksnys tai yra, kad yra šalių, kuriuose situacija yra dar truputį sunkesnė, išmės Bulgarija, Rumunija, ir kad vėlgi atotrūkis nuo ES jis nėra kosminis. Ką tai rodo? Tai rodo, kad problemos, su kuriomis susiduria, tarkime, Lietuvos ekonomika, problemos, su kuriomis susiduria žmonės, jos yra nesvetimos ir Europai. Kitaip tariant, sakyti, kad šešėlinė ekonomika yra vien tik mūsų blogo mentaliteto ar posovietinio mentaliteto dalis, tai būtų neteisinga. Šešėlinė ekonomika visur iš esmės sukelia tos pačios priežastis ir jos veikia tiek Lietuvoje, tiek ES. Gerai, o kiek valstybė praranda dėl šios šešėlinės ekonomikos? Tai grubiai būtų galima ir sakyti, kad jeigu ketvirtadalis ekonomikos sukasi neapmokestintoje erdvėje, į tą ketvirtadalį valstybė vienaip ar kitaip netgi negali pretenduoti į visiškai jokiais mokesčiais. O štai, savo tyrime jūs atskleidėte, kad didžiausią dalį iš visos šešėlinės ekonomikos sudaro cigarečių, alkoholio, degalų kontrabanda – 35%. Tai akcizinės prekės. Kodėl jos? Vėlgi, pagrindinė varomoji šešėlinės ekonomikos priežastis tai dažniausiai yra mokestiniai skirtumai toms pačioms prekiams arba paslaugoms. Taip tariant, šitos prekės, alkoholis savaime nėra nelegalus, cigaretės savaime nėra nelegalios. Nelegaliomis jos tampa tik tada, kai jas nėra sumokami specialūs mokesčiai. Ir būtent dėl šitų dalykų, kad mes turime aukštus akcizo mokesčius minėtoms prekiams ir kad turime rinkas šalia, kuriuose tie mokesčiai negalioja, tai yra Rusija, Baltarusija, tai yra pagrindinė šešėlio varomoji priežastis. O gerai, o jūs įsivaizduojat, kad, sakykime, šita kontrabanda įmanoma be pareigūnų pagalbos? Vėlgi, nesimčiau vertinti, nes mes esame ekonomistai, o ne baudžiamo, o ne tyrėjai. Tai kokiu būdu tada gali atsirasti tos prekės Lietuvoje, kaip jūs manote? Mes suprantame, kad jos atsiranda nelegalių kelių. Ar tai vyksta su pareigūnų pagalba, ar pareigūnus apeinant, ar jos apganant, kaip ir sakau, tikrai nesimsiu vertinti, nes nežinau. Ką aš žinau, tai kad tos prekės akcizinės, kurios Lietuvoje yra pardavinėjamos be mokesčių arba nelegaliai, tai jos kitose šalyse, tai yra Rusija ir Baltarusija, yra žymiai pigesnės. Ir jeigu prekių kainos skirtumas vos nėra dvigubai ar trigubai, tai reiškia, paskata įvežti, paskata apgauti, paskata pardavinėti yra tikrai labai didelė. Bet klausdamas apie tai, ar šita kontrabanda įmanoma be pareigūnų pagalbos, norėjau iškelti kitą klausimą. Tai yra korupcija ir kad, sakykime, šešėlinė ekonomika kartu yra susijusi su korupcija, nes yra papirkinėjama. Ir tikrai galbūt dalis yra be pareigūnų pagalbos, bet tikrai dalis yra ir su pareigūnų pagalba. Sutinku, kad situacija yra negera ir čia yra iš esmės dalis šešėlio tragedijos, jeigu štai pasakysime, vėlgi, kaip ir rodo mūsų viršelis. Šešėlinė ekonomika tuo ir yra ypatinga, kad tai nėra jau ta grinoji juodoji ekonomika, tarkim, narkotikai, ginklai, ką mes esame pripratę. Tai yra prekės, kurios dėl vienokių kitokių administracinių sprendimų staiga tampa nelegaliomis. Ir tie žmonės, kurie paprastai, pavyzdžiui, net negalvotų apie nusikaltimą, bet tie, kurie nusiperka, tarkime, kontrabandinių cigarečių, nejučiamis yra iš esmės įtraukiami į tą sferą, kuomet jau veikia truputį už įstatymo ribų. Ir ta riba yra labai slidi. Ir sakau, žmonės, kurie šiaip yra padorūs piliečiai ir niekada negalvotų eiti ir vykdyti rimtų nusikaltimų, jie vis pradeda dalyvauti tuose smulkiuose. Ir čia, manau, yra pavojus, kad nuo smulkesnių dalykų galima pereiti prie stipresnių. Gerai, štai kada buvo kalbama apie akcizus, dabartinė vyriausybė sakė, juos reikia kelti, nes Europoje jie yra didesni ir be to reikia galvoti apie biudžetą ir taip surinkti daugiau pinigų. Jūsų nuomonė, ši politika pasiteisino? Visų pirma, faktas yra neteisingas. Jeigu imtume degalų akcizus, o ypač benziną, tai Lietuva taiko didesnį mokestį, negu kad taiko ES, nustato minimalų. Lygiai tas pats taikomas ir alkoholiui. Bet norėčiau sugrįžti prie degalų, nes iš esmės visi žmonės juos naudoja. Ir tai, kad Lietuva taiko aukštesnį akcizą, tai reiškia, kad degalai yra maždaug apie 30 centų brangesni, negu kad jie galėtų būti. Ir tai yra iš tikrųjų smūgis visiems vartotojams, ypatingai šiais laikais, kuomet degalų kainos yra aukštos ir be akcizų. Dar kitas dalykas, galima sakyti, kad kitose šalyse akcizas dar didesnis, bet ir nereikia pamiršti, kad kitose šalyse žmonės uždirba daugiau. Kitaip tariant, šveicarui, blogas pavyzdys, britui arba prancūzui sumokėti tą patį degalų akcizą yra žymiai paprasčiau negu lietuviui, nes jis žymiai daugiau uždirba. Ir šitoje vietoje ES nustatomi minimalus privalomai akcizai visoms šalims iš esmės kenkia, iš esmės žaidžia tokių neturtingų šalių kaip Lietuva interesus ir jų žmonių gerovę. Bet tai gal vėlgi reikia galvoti apie valstybę, apie biudžetą, kad būtų daugiau surinkama pinigų?
visiškai sutinku, kad reikia apie tai galvoti, bet vėlgi, nereikia pamiršti vieno dalyko, kad vien didinant mokesčius nereiškia, kad mes jų daugiau surinksime. Tai rodo tiek teorija, tiek praktika. Tai sakant, mokesčių didinimas iki begalybės arba didinimas iki nelogiškos ribos veda prie to, kad mokesčių yra surinkama mažiau. Kalbant apie vertybinius dalykus, sakyčiau, kalbant arba mąstant apie valstybės biudžetą, nereikia pamiršti žmonių ir šeimų biudžeto. Mano vertybinių įsitikinimų 5 litai šeimos biudžete yra žymiai didesnė vertybė, negu tie 5 litai būtų pervesti į valstybės biudžetą. Gerai, antroje vietoje yra nelegalus nedarbas ir atlyginimai vokeliuose. Kodėl? Ar ne dėl to, kad dideli mokesčiai darbo jėgai? Visiškai teisingai. Ir yra mitas, kad Lietuva yra mažų mokesčių šalis. Lietuva, iš tiesų, jeigu imtumėm ir tą patį darbo mokestį ir skaitytume darbdavio sumokamus mokesčius, tai pačiai sodrai, sveikatos apsaugai, po to jų darbuotojo gyventojų pajamų mokestį ir jo dalį sodrai, tai Lietuva maždaug apie 40% išeina efektyvus darbo jėgos apmokestinimas, arba dar kitaip sakant, skirtumas tarp to, kiek darbuotojo kainuoja įdarbinti darbo vietos kainą ir tiek, kai darbuotojas gauna į rankas. Tas šnekėjimas apie tai, kad Lietuva yra mažų mokesčių šalis, tai dažniausiai tie, kas taip sako, pasižiūri tik į gyventojų pajamų mokestį, tai tikrai nėra pilnas vaizdas. Iš tikrųjų, dėl to yra didelė šešėlinė rinkos dalis, būtent arba vokelė, taip sakome. O ar galima sumažinti šešėlinę ekonomiką ir pasiekti bent jau ES vidurkį? Manau, kad tikrai galima. Kaip? Esminės priežastys arba esminės priemonės yra kovojamos su priežastimis. Tai būtų ir mokestinių šitų skirtumų mažinimas, ir geresnės sąlygos legaliai veiklai. Aš sutinku, kad prevencija ar kad už nelegalią veiklą vėlgi turi būti tam tikros sankcijos, bet koncentruotis vieni sankcijas, vieni baudžiamasias akcijas yra neproduktyvu. Manyti, kad švietimu arba lankstinukų dalinimu galima išspręsti tokią svarbią problemą kaip šešėlinė rinka, taip pat būti nerealu. Šalia to turi eiti ir nuoseklus, tarkime, ar tai mokestinių skirtumų mažinimas, ar tų pačių mokesčių mažinimas. Bet vėlgi, sakykime, mes priklausome ES ir kur yra vienokie akcizai, vienokia ekonominė erdvė ir šalia yra Rusija. Na, mes nepakeisime savo kaimynų, jie turi savo politiką. Tai gal reikia tiesiog saugoti sieną. Vėlgi, visiškai nesiginčiu, kad sieną saugoti reikia, bet lygiai taip pat nepamirškime, kad tuos sprendimus ES irgi priima politikai, irgi priima žmonės ir mes toje ES dalyvaujame. Ir vėlgi, sutinku, kad ES didžiąją šalimi nulėmė didžiosios valstybės. Bet tuo pačiu metu norėčiau paklausti, tarkime, ką Lietuvos politikai ES nuveikė, kad tie sprendimai būtų bent šiek tiek palankesni Lietuvai. Ar tai išimčių pagalba? Bet žiūrėkit, sutikite, kad ES, jeigu kainuoja cigarečių pokelis, nežinau, 10 litų, na, ir pas mus turės tiek kainuoti, nes esame bendra erdvė. Vėlgi, visiškai nesiginčiu. Bet vėlgi galima nustatyti, cigaretės yra geras pavyzdys, nes jos labai lengva prekiauti ir labai lengva yra atpažįstama. Vėlgi, ar jos bus brangios, ar jos turi būti brangios dėl to, kad jas kainuoja brangiai pagaminti, ar jos yra brangios, nes jos yra labai smarkiai apmokestinamos. Ir vėlgi šitoje vietoje Lietuva turi pasakyti, kad, na gerai, tarkime, Prancūzija neturi išorinių sienų, neskaitant gal kokios ten Andoros. Štai Lietuva yra visiškai toj situacijoj. Mes turime 2 išorinės sienos su šalimis, kuriuose istoriškai ir dar ilgai ateityje tie akcizinės prekės bus pigios. Ir tai yra Lietuvos problema, ją reikia kelti ir reikia, na, ar pasitelkti ES šitoj pagalboje, ar lygiai taip pat įsidėrėti ar tai kažkokių nuolaidų, ar didesnių pereinamų periodų, kad vėlgi apsaugoti svarbiausia ir savo žmonių interesus. Kągi, dėkoju Jums už pokalbį. Ačiū labai. Laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas kalbino Virginijus Savukynas. Tęsime laidą.